Šalom ir sveiki sugrįžę. Israel.com Alinė, šiandien turiu tau kvietimą. Noriu pakviesti tave pasivaikščioti Jeruzalės gatvėmis kartu su manimi. Ir šiandien mūsų laukia ypatingas pasivaikščiojimas. Mes eisime kryžiaus keliu. Jis prasideda čia, Jėzaus teismo vietoje, ir baigėsi tuščiame kape. Noriu, kad pajustumėte, jog einate kartu su manimi čia, Jeruzalės gatvėmis. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Čia, prie įėjimo, dešinėje galime pamatyti pirmąjį numerį, kuris žymi kryžiaus kelio pradžią. Tai yra tas kelias, kuriuo Jėzus eis nuo savo teismo momento iki kapo ir prisikėlimo. Įprastą dieną čia vaikšto tūkstančiai piligrimų ir matyti šią vietą tokią tuščią yra tikrai labai neįprasta. Tačiau mes pradėsime savo apsilankymą nuo šios vietos, čia, priešais mus. Tai yra Flageliacijos bažnyčia, vieta, kurioje iškart po teismo Jėzus buvo plakamas. Čia jis bus nuplaktas rykštėmis, gaus erškėčių vainiką ir purpurinį apsiaustą. Nes kaip Poncijus Pilotas, romėnų valdytojas jį pasmerkė, jis nori ne tik nužudyti Jėzų, bet ir padaryti tai itin skausmingu ir žeminančiu būdu. Todėl jis įtraukė daug elementų, kurie nebuvo tradiciniai kitose jo vykdytose nukryžiavimuose. Tai apima drabužius, erškėčių vainiką, plakimą, ir taip pat pažeminimą, kai reikia nešti savo kryžių per Jeruzalės gatves. Ir visa ši vieta, kuri yra kryžiaus kelio pradžia, buvo Antonijos tvirtovės vieta. Milžiniška tvirtovė, pastatyta karaliaus Erodo Didžiojo, skirta Markui Antonijui iš Romos garbei. Ir būtent joje vyko Jėzaus teismas, pasmerkimas ir plakimas. Ir paskutinis dalykas, kuris dar įvyko tvirtovės viduje, yra vieta, kur Jėzus priešmė kryžių, kurią netrukus pamatysime. Iš originalios tvirtovės liko labai nedaug. Viena iš nedaugelio dalykų, kuriuos dar galime pamatyti, yra ši konkreti grindų dalis, kuri tikrai yra 2000 metų senumo. Taip pat kai kurios archeologinių kasinėjimų dalys esančios apačioje. Yra vieta, į kurią galima patekti čia, požemyje, kuri šiuo metu uždaryta, bet taip, mes radome dar keletą tvirtovės dalių keliais metrais žemiau. O dabar, taip, mes eisime į vietą, kur buvo priimtas kryžius. Taigi, ši bažnyčia buvo pastatyta virš vietos Antonijaus tvirtovės viduje, kuri, kaip manoma, buvo kryžiaus priėmimo vieta. Ir iš čia jis eis visą kelią iki Kalvarijos su kryžiumi. Todėl šis kelias vadinamas Via Dolorosa, kas reiškia kančios kelią, Via Crucis, kryžiaus kelią, arba Via Sacra, šventąjį kelią. Tai yra, tai skirtingi pavadinimai tam pačiam keliui. Ir mes dabar visi kartu juo eisime. Kelias yra maždaug 1 kilometro ilgio, bet svarbiau už atstumą yra tai, kad jis kyla į kalną. Didžioji kelio dalis yra didelis pakilimas tarp šios vietos ir Kalvarijos. Taigi, mūsų idėja su šiuo pasivaikščiojimu taip pat yra leisti jums pasijusti, lyg eitumėte Jeruzalės gatvėmis, išgirsti šiek tiek gatvių triukšmo, pamatyti, kaip miestas atrodo šiandien. Ir galėti įveikti šį kelią, kuris yra toks reikšmingas tiek daugeliui žmonių visame pasaulyje. Taigi ši gatvė, kurią mes jau einame, yra Via Dolorosa. Tačiau svarbu prisiminti, kad Jeruzalės miestas buvo daug kartų sugriautas ir atstatytas. Taigi, ne viskas, ką dabar matome, arba tiksliau sakant, didžioji dalis to, ką dabar matome,
nėra originalu iš Jėzaus laikų, o yra vėlesnės rekonstrukcijos. Todėl mes iš tikrųjų einame būtent šiuo keliu. Kitas skirtumas yra tas, kad šiandien Jeruzalės senamiestis yra padalintas į 4 rajonus – krikščionių, musulmonų, armėnų ir žydų. Ir būtent Via Dolorosa, kuri yra krikščionių kelias, yra musulmonų rajone. Kodėl? Na, todėl, kad tais laikais tokių padalijimų nebuvo. Visas miestas buvo žydų miestas. Ir taip pat todėl, kad tarp rajonų iš tiesų yra maišymasis. Mes einame per musulmonų rajoną krikščionišku keliu. Bet pavyzdžiui, jei pažvelgsime čia, dešinėje, mes tikrai matome bažnyčią. Ir tai mums parodo rajonų mišinį. Kaip yra mečečių žydų rajone, taip yra bažnyčių ir svarbių krikščioniškų vietų musulmonų rajone ir taip toliau. Tai reiškia, kad tarp rajonų yra mišinys. Tačiau vienas dalykas, kuris nepasikeitė, yra miesto spalva. Nuo tų laikų iki šių dienų Jeruzalėje statoma iš akmens. O vietinis akmuo turi tokią spalvą, kuri kartais, kai šviečia saulė, atrodo šiek tiek auksinė. Šis akmuo yra klintis ir jis iki šių dienų suteikia miestui spalvą. Nežinau, ar pastebėjote, bet pakeliui yra daug uždarytų durų. Taip yra būtent dėl dabartinės pasaulinės situacijos, kurioje gyvename. Dalis šių vietų yra nakvynės namai, bažnyčios, parduotuvės, piligrimų vietos. Ir todėl, kad Izraelio sienos iki šiol vis dar uždarytos, dalis šių vietų taip pat dar neatidarė durų. Tačiau įprastą dieną Via Dolorosa būna kur kas daugiau judesio, nei matote dabar. Kad ir jūs matytumėte, kur mes esame, pažiūrėkite čia ant kampo gatvės pavadinimą. Čia yra gatvės ženklas, kuris viršuje parašytas hebrajų kalba, viduryje arabų, o apačioje anglų kalba, kuri šiuo atveju yra tokia pati kaip ir portugalų. Via Dolorosa. Iš tikrųjų, mes esame Via Dolorosa kelyje. Ir dabar mes atėjome į labai svarbią kelio vietą, bet tuo pačiu metu ji yra šiek tiek prieštaringa. Čia Via Dolorosa kelias išsišakoja į 2 dalis. Dauguma archeologų, istorikų ir teologų sutinka, kad Jėzaus teismas vyko Antonijos tvirtovėje, kur mes pradėjome savo kelionę. Tačiau ji tęsiasi iki Kalvarijos ir Tuščio kapo. Ir čia jau ne visi sutinka. Yra 2 vietos Jeruzalėje, kurios galėjo būti ta vieta, kur iš tikrųjų įvyko šis įvykis. Šiandien mes eisime šią kryptimi ir keliausime nuo čia iki vietos, žinomos kaip Kapų sodas. Bet jei eisime čia, pasuksime dešinėn ir toliau eisime, taip pat pasieksime Šventąjį kapo bažnyčią, kuri yra kita tradicija Jeruzalėje. Paliksime jums abi galimybės, mielieji. Kviečiame jūs eiti kartu su mumis iki Kapų sodo, bet taip pat tiems, kurie nori susipažinti su kitu keliu ir Šventojo kapo bažnyčia, paliksime nuorodą čia viršuje. Kas nori, kanale taip pat yra vaizdo įrašas. O dabar tęsime savo kelionę. Kiekvieną kartą, kai einu Via Dolorosa su piligrimais, žmonės nustemba pamatę tiek daug prekybos. Šioje zonoje, kuria einame, yra daug prekybos, ypač vietinės prekybos.
Arabų gyventojai čia ateina pirkti visko, kaip matote, bet noriu jums priminti, kad būtent tai buvo ir Jėzaus laikais. Poncijus Pilotas, romėnų valdytojas, neparuošė specialaus kelio Jėzui eiti. Ir taip, jis privertė Jėzų eiti Jeruzalės gatvėmis. Pro šalį turgų, pro šalį mokyklų, pro šalį centrų pilnų žmonių, kad kuo daugiau žmonių matytų jo pažeminimą. Ir todėl atvykti čia ir matyti tokias judres gatves, su tiek daug praeinančių žmonių, yra labiau panašu į tai, kai buvo prieš 2000 metų, nei kartais matome Holivudo filmuose. O amerikietiškose filmuose, kuriuose vaizduojamas šis didysis žygis, nebuvo raudono kilimo. O esmė buvo ta, kad Jeruzalės gyventojai matytų Jėzaus kančią ir pažeminimą. Nežinau, ar galite tai matyti per vaizdo įrašą, bet gatvė nuolat kyla į kalną. Mes visą laiką lipame aukštyn. Beje, jau dabar einant šiuo keliu man ima trūkti oro. Ir tai mums parodo, koks iš tikrųjų sunkus šis kelias. Bet aš nenoriu nieko išimti, nepridėti ar sustoti, nes noriu, kad jūs tikrai pamatytumėte kelią tokį, koks jis yra. Ir šis sunkus kelias bus vertas pastangų, nes galiausiai mes pamatysime kapų sodą, tuščią kapą. Ir mes taip pat susitiksime su Joanu Batistu, kuris yra brazilas ir vienas iš prižiūrėtojų, vienas iš žmonių, kurie rūpinasi ir savanoriauja kapų sode. Ir jau tolumoje galime matyti arką. Tai yra miesto siena, o čia Damasko vartai. Vieni iš 8 senamiesčio Jeruzalėje vartų. O vartų pavadinimas yra toks, nes iš čia ėjo kelias, vedantis į Damasko miestą. Ir dėl to taip pat yra kiti vartai, pavyzdžiui, Jopės vartai, kurie veda į Jopę. Šios vartus mes vadiname Damasko vartais portugališkai, bet hebrajų kalba jų pavadinimas yra Šaar Šchem, tai yra Sikemo vartai. Nes iš čia taip pat prasideda kelias, vedantis į biblinį Sikemo miestą, kur palaidotas Juozapas iš Egipto ir kur Jėzus susitinka su Samariete. O dabar mes kertame vartus. Kaip matote, jie atrodo kaip koridorius. Tokie dideli jie yra. Bet mes turime išeiti už sienų, nes kaip prisimename, Jėzaus nukryžiavimas, kaip ir kiti to meto nukryžiavimai, vyko už miesto sienų. O dabar už miesto sienų mes esame vadinamojoje Naujojoje Jeruzalės dalyje. Dauguma pastatų čia pastatyta po 1860 metų, todėl ir vadinama Naujoji. 1860-ieji Jeruzalė yra labai neseniai. Tačiau, kaip matote, net jei ji vadinama Naujuoju arba moderniuoju Jeruzalės miestu, ji vis dar visa pastatyta iš akmens, kaip ir pastatai, kuriuos jau galime matyti čia fone.
Ir dabar, su šiais laiptais, kuriuos ką tik praėjome, baigėsi mūsų kopimai. Dabar eisime tik lygiu paviršiumi. Ir mes jau esame ties finišo tiesiąją Via Dolorosa. Netrukus pamatysite, kaip mes atvykstame į kapavietės sodą. Ir aš pasinaudosiu šią finišo tiesiąją, kad paklausčiau jūsų. Kas jūs stebina šiame kelyje? Ar manėte, kad Via Dolorosa yra ilgesnė, trumpesnė? Ką manote apie šį žmonių judėjimą, prekybą? Pakomentuokite žemiau, ką manote apie Via Dolorosa. Kas jūs labiausiai stebina? Jau galime matyti priešais mus viršuje lentelę, ant kurios parašyta The Garden Tomb – sodo kapas. Ir čia mums tikrai reikia sekti biblinę pasakojimu. Jėzus bus nukryžiuotas šalia sodo, vaismedžių sodo, kuris priklausė vyrui vardu Juozapas iš Arimatėjos. Ir tame sode jis turėjo naują kapą iškaltą uoloje. Ir jis duos šį kapą, kad Jėzus būtų jame palaidotas. Taigi, mes to jau pat pamatysime. Šį kompleksą, kur vienoje pusėje yra kalvarija, o kitoje nuostabus ir gražus sodas, o sode tuščias kapas iškaltas uoloje. Ir čia galite matyti, kaip peizažas jau pasikeitė. Staiga mes atvykstame į tokią žalią ir gražią vietą. Tai yra Juozapo iš Arimatėjos sodas. Kai Biblija mini sodą, dažniausiai tai nėra toks sodas, kokį mes įsivaizduojame – gėlynas ar dekoratyvinis sodas. Iš tikrųjų tai buvo vaismedžių sodas, žemės ūkio zona. Ir net iki šių dienų žmonės, kurie prižiūri sodą, išsaugojo šią vietą su daugeliu medžių. Vaismedžių. Taigi dauguma augalų, kuriuos matote čia, yra vaismedžiai. Kaip matote, praėjimas priešais mus yra uždarytas. Kodėl? Nes jie atlieka darbus, kad pagerintų prieigą piligrimams, kurie čia atvyksta. Ir iš karto šių darbų tas akmuo, kurį matote fone, tai yra kalvarija. Šiuo metu mes negalime prie jos prieiti, bet aš paliksiu jums nuotrauką, kad pamatytumėte, kaip jie atrodo, ir taip pat viršuje nuorodą į vaizdo įrašą, kurį čia sode nufilmavome. Prieš prasidedant šiems darbams, kur galėsite iš arti pamatyti kalvariją, kaip ji iš tikrųjų atrodo. O dabar tęskime pasivaikščiojimą po sodą, arba tiksliau sakant, Juozapo iš Arimatėjos vaismedžių sodą, link tuščio kapo.
Ir tarp archeologinių radinių rastų šioje vietoje yra šulinys – vandens rezervuaras, kuris rodo, kad čia buvo žemės ūkio zona. Jie naudojo šio rezervuaro vandenį laistymui. Taip pat buvo rastas vyno spaudykla, vieta, kur mindavo vynogės, kad pagamintų vynogių sultis ar vyną. Ir ši spaudykla dar kartą parodo, kad tai buvo žemės ūkio gamybos zona. Ir čia jau galime matyti įėjimą į uoloje iškaltą kapavietę. O dabar mus pasitiks João Batista, kuris yra brazilas ir savanoriauja čia sode, ir jis papasakos mums šiek tiek daugiau apie šią vietą. Šalom iš kapavietės sodo. Na, daugelis jūsų jau mane pažįstate čia kapavietės sode, o kiti dar neturėjo progos čia apsilankyti. Ši vieta yra labai ypatinga. Mums krikščionims čia kalbame apie nukryžiavimą ir prisikėlimą, kurie yra mūsų tikėjimo pagrindas, mūsų tikėjimo pamatas. Ir pristatome nukryžiavimo vietą, Golgotą, kaukolės vietą, sodą, vaismedžių sodą, žemės ūkio vietą ir šį kapą čia, kuris labai aiškiai leidžia įsivaizduoti, ką Biblija sako apie Juozapo iš Arimatėjos kapą. Kaip matote, tai didelis kapas iškaltas uoloje. Akmuo uždarydavo kapo angą čia. Čia priekyje yra ši griovelė, kuri skirta akmeniui ridenti, ar ne? Ir žmonės įeina vidun ir žiūri į dešinę pusę. Ir mato vietą, kur buvo padėtas žmogaus kūnas. Kaip aiškiai sako Biblija, tą rytą moterys ateina aplankyti paruošti Jėzaus kūną. Kai jos įeina į kapą ir žiūri į dešinę pusę, jos mato tik audeklus, drobulės, kurios buvo apvyniotos aplink Jėzaus kūną. Taigi noriu pakviesti jūs atvykti į Šventąją Žemę ir aplankyti šią vietą čia. Mums čia labai liūdna matyti tai sustojusi, be turistų dabar, šiuos 1,5 metų, kurie praėjo. Taigi, kviečiu jūs, atvykite susipažinti su Šventąja Žeme, geriau pažinti Bibliją, eiti ten, kur vaikščiojo Jėzus ir dalyvauti vakarienėje, susitikime čia kapavietės sode. Taigi, šalom iš Jeruzalės, sveiki atvykę į kapavietės sodą. Ir atvykite aplankyti kapo, kurį turime čia sode. Ir kartu mes eisime į kapą. Tačiau viduje aš nekalbėsiu, kad galėtumėte ramiai pasigrožėti šią vietą. Tikiuosi, jums patiko jausmas vaikščioti Jeruzalės gatvėmis ir pažinti vietas, kurios tiesioginė prasme pakeitė žmonijos istoriją. Nepamirškite užsiprenumeruoti šio kanalo ir taip pat mūsų antrojo kanalo Mini Izraelis su Aline. Bučiuoju visus ir iki kito karto.